Sveiki, aš esu Animukas Žiniukas. Kviečiu praverti mūsų mokyklos etnografinės seklyčios duris. Kiek daug eksponatų ir kiekvienas iš jų turi savo istoriją. Verpimo ratelis. Jis skirtas linams vilnai verpti. Kaime moteris ilgai žiemos vakarais verpdavo linus, vilnas, iš kurių vėliau megzdavo kojines, ausdavo drobes. Žibintas. Tai prietaisas skirtas pasišviesti atliekant įvairius ūkio darbus. Tvarte, kluone, net ir į pirtį nešdavosi. Įvairiai jis buvo vadinamas – fonaru, žibintu, lektarna, užpildoma žibolu, todėl elgtis reikėjo atsargiai, kad neužgestų arba nukritęs nesukeltų gaisro. Lygintuvas – prosas. Taip seniau vadino prietaisą skirtą drabužiams lyginti. Lygintuvų būta įvairių. Labiausiai paplitę buvo lygintuvai, kurių įkaitinimui į vidų buvo dedamos žarijos. Klumpės – tai valstiečio apavas. Odiniai batai buvo labai brangus, jos avėdavo tik einant į bažnyčią, o klumpes pasigaminti mokėjo kiekvienas kaimo vyras. Sunkios, o ir nepatogios. Vaikams gamino mažas klumpytes. Jei nori apie visą tai ir daugiau sužinoti, užsuk į etnografinę seklyčią.